Na va, visiškai klasikinė tradicinė logaritminė nelygybė. Ir uždavinys sudarytas iš dviejų dalių. Pirmiausia, apibrėžimo sritį nustatome, na, o tada jau sprendžiame pačią nelygybę. Tai apibrėžimo sritis, tas, kas yra po logaritminis reiškinys turi būti griežtai teigiamas. Tai 3x daugiau už 6 ir x daugiau už 2. Galima nusibrėžti, galima iš karto matyti, kad mums tai yra visi skaičiai nuo 2 iki begalybės. Dabar kita dalis, reikia užrašyti nelygybės sprendinių intervalą. Tai mums reikia spręsti nelygybę. Tai šitoj vietoj logaritmas 0,5, 3x minus 6 perrašau, mažiau arba lygų. Man gerai būtų, va čia galima iš karto pagal logaritmo apibrėžimą rašyti, bet aš čia pasirašysiu logaritmą. Tai logaritmas, kad čia gautųsi minus 2, tai minus 2 dauginu iš vieneto, o vienetas yra logaritmas pagrindu 0,5, 0,5. Prisiminam savybę, šitą dvejetuką galima užkelti va čia kaip laipsnio rodiklį. Tai gausiu logaritmas pagrindu 0,53x minus 6 daugiau arba lygų už logaritmą pagrindu 0,5 ir 0,5 minus kvadratu. Galiu antilogaritmuoti, nuimti logaritmus 3x minus 6. Va dabar labai pavojinga vieta, keičiasi nelygybės ženklas. Atsimeni, kodėl keičiasi? Todėl, kad pagrindas mažesnis už vienetą. Ir tada viena čia yra antroji pakelta minus kvadratu, tai bus 4. Ir aš gaunu 3x mažiau arba lygų už 10, x mažiau arba lygų už 10 trečiųjų. Jau rašyti atsakymą? Nu ne, prisimingi, dar turim apibrėžimo sritį. Pagal apibrėžimo sritį mūsų x turi būti didesnis už 2, būtinai tą pusiukę. Bet x, įsprendus nelygybę, mažesnis arba lygus už 10 trečiųjų. 10 trečiųjų tai yra 3 veiki 1 trečioji, tai yra didesnis už 2 skaičius. Čia pasirašau 10 trečiųjų. Skrituliukas užtušuotas, nuspalvinu, mažiau turi būti, taigi mūsų tas bendras sprendinys yra šitas intervalas. Ir parašau atsakymą nuo 2 paprastas skliaustelis iki 10 trečiųjų, arba galiu rašyti 3 veiki 1 trečioji, bet būtinai turiu dėti laužtą skliaustelį. Uždavinys išspręstas.